Sveiki atvykę į podcastą, kuris vadinasi Psichologo podcastai. Tai pirmasis mano podcastas šioje platformoje ir būtent sugalvojau pakalbėti pirmą temą apie stresą. Kodėl apie stresą? Stresas šiais laikais, galima sakyti, dažnai girdimas terminas. Ir mes jį girdim ir žmonės kalba, kad stresuoja, kad bijo, kad jaudinasi, kad nerimauja dėl to, kas bus ateityje ar panašiai. Taigi ir sugalvojau pakalbėti apie stresą, apie tai, kas vyksta streso metu, kas yra stresas, kokį poveikį žmogaus sveikatai daro stresas. Ir galiausiai pabaigoje aptarsime tai, ką daryti, kokie yra ginklai apsiginti nuo to streso, ką daryti, kad išliktumėm stiprus ir sveiki. Taigi šiandien iš tikrųjų tokia ilga tema, pasakyčiau ne tik ilga, bet labai svarbi tema kiekvienam žmogui, nes kiekvienas ir mažas vaikas, ir paauglys, ir suaugęs, ir senelis susiduria su stresu. Kas įdomu, tai šitas terminas būtent atsirado maždaug 20-ame amžiuje. Ir vienas žinomiausias streso tyrinėtojas yra Hansas Selye. Taigi stresas. Stresas, kad būtų, reikia stresorių. O stresoriai gali būti iš išorės, tai išoriniai stresoriai ir vidiniai stresoriai iš mūsų vidaus. Ką tai reiškia iš mūsų vidaus? Tai gali, pavyzdžiui, būti mūsų mintys, kurios daro labai didelę įtaką tam, kaip mes reaguojame, taip kaip mes jaučiamės, taip ką mes darome toliau su savim, su savo veiklom, su savo kasdienybė ar panašiai. Taigi, dažniausiai, dabar atsiminiau vieną tokio filosofo mintį, Epiktetas. Epiktetas yra pasakęs, kad mus labiausiai žeidžia ne įvykiai, bet mūsų mintis apie tos įvykius. Taigi, daug kas priklauso nuo mūsų. Todėl tai yra geroji žinia, nes mes galime kažką daryti. Nuo mūsų daug kas priklauso. Nuo mūsų priklauso mūsų sveikata ir panašiai. Taigi, iš tikrųjų, mes esam šeimininkai savo kūno, savo gyvenimo ir panašiai. Aišku, visa ta aplinka, kurioje mes gyvename, kažką veikiame, darome, aišku, visa tai daro įtaką mums. Bet, kaip ir sakau, kaip Epiktetas sakė, ką mes darysime su tuom, priklauso nuo mūsų. Taigi, prieikime prie stresorių. Stresorių būna įvairiausių ir vieni labiau mus pažeidžia, kiti lengviau ir greičiau susidorojame su to stresu ir panašiai. Taigi, didžiausi stresoriai tai gali būti skyrybos, sutuoktinio mirtis, įvairios netektis ar panašiai. Dar įvairiausių stresorių galim prigalvoti, artimo giminaičio liga kažkokia, lygos, nebūtinai artimo giminaičio, galbūt tavo liga. Žinoma, stresorius gali būti ir geras dalykas, pavyzdžiui, vedybos, kalėdos, tai irgi stresorius. Pavyzdžiui, pas man atėjo į konsultaciją vyrukas ir sako, nežinau, ką daryti, padėkite man apsispręsti. Su mergina draugaujam 5 metus, ir sako, nežinau, ką daryti, aš noriu pasipiršti, bet sako, bijau. Kas bus, jeigu nesutiks? Tai vienas klausimas. O antras klausimas, kas bus, jeigu nesutiks? Tai yra, kas bus, jeigu sutiks? Tai irgi stresas. Tai irgi stresas, nes žmogus nežino, kaip čia kas bus, kaip čia reiks gyventi ir panašiai. Tai irgi stresas, nors tai gera naujiena būtų, jeigu sutiktų. Bet tai yra naujas gyvenimo etapas, naujas žingsnis ir tai yra stresas. Pavyzdžiui, dabar atostogos. Atostogos irgi gali būti stresas, stresorius. Kodėl? Pavyzdžiui, dabar aš išeinu atostogų Liepos mėnesį ir
ir galvoju, tiek daug noriu nuveikti per atostogas, noriu ten nukeliauti, noriu su tuo žmogum pabendrauti, noriu ten nuvažiuoti, noriu prie televizoriaus pagulėti ir panašiai, tiek daug visokių planų, bet tada man kyla klausimas, kaip man visą tai suspėt padaryti. Taigi atostogos irgi gali būti stresorius. Vėlgi sakau, gali būti, nes labai daug priklauso nuo žmogaus. Koks tai žmogus, kokia tai asmenybė ar panašiai. Mažas vaikas gali jausti stresą. Pavyzdžiui, nes neranda draugų, nežino kaip bendrauti. Vyresnis galbūt jaus stresą eidamas į mokyklą, galvos kaip ten jį priims, kaip seksis mokytis. Kontrolinis artėja. Vėlgi, ne visiems vienodas streso lygis, nes visi mokiniai skirtingi tame dalyke, pavyzdžiui, matematikoje ar kažkur. Ir vienam prieš kontrolinį bus didesnė baimė, didesnis streso lygis nei kitam, nes visi skirtingi esame. Taigi, vėlgi sakau, tai gali būti stresoriai, bet nebūtinai. Vieniems vienaip, kitiems kitaip, nes mes esame skirtingi. Kokie dar gali būti stresoriai? Nėštumas, gero draugo mirtis, augintinio mirtis, konfliktinės situacijos įvairios, gyvenamos vietos pakeitimas, paskolos paėmimas, pasiskolinimas, įkalinimas, pašlyję santykiai su bosu darbe. Irgi nemalonu eiti darbą ir žmogus jaus tą stresą. O stresas yra emocinė būsena. Dabar noriu pasakyti tokį dalyką, kad yra, tarkim, emocijos. Emocijos tai yra, pavyzdžiui, pyktis, laimės emocija, džiaugsmas, susidomėjimas, baimė, pasišlykštėjimas, kaltė, gėda ir panašiai. Tai yra emocijos, kurios trunka labai trumpą laiką. Pavyzdžiui, tu eini atsikėlęs ryte, nuostabi nuotaika, eini gatve, nes žinai, kokia nuostabi diena tavęs laukia. Bet staiga užkliūni už bordiūro ir išgriūni. Iš karto emocija pasikeičia. Tai čia vienas atvejis, gali būti įvairiausių atvejų. Pavyzdžiui, paskambina kas nors, kažkokią naujieną praneša, kurios tu nesitikėjai, staigiai tavo emocija pasikeičia. Taigi emocijos keičiasi ir tai yra normalu, viskas čia yra gerai. O stresas yra emocinė būsena. Tai reiškia, kad tai nėra emocija, kaip baimė, pyktis ar panašiai ir keičiasi labai greitai. Stresinės būsenos trunka ilgiau. Tai yra ilgesnį laiką trunkantis aspektas. Tai žmogus stresinėje būsenoje gali būti ilgesnį laiką. Dar žmonės turi įvairių kasdieninių rūpesčių, visokių atsakomybių, turi suspėti darbą, turi nuvesti vaiką į darželį, turi suspėti nueiti į parduotuvę ar panašiai. Kiti rūpinasi savo sveikata, kiti galbūt yra vieniši, bijo būti atstumti ir panašiai. Taigi įvairiausių kasdieninių rūpesčių pas žmonės atsiranda. Ir eikime toliau. Ir prie ko tai gali privesti? Prie ko visą tai gali privesti? Dabar ypatingai žmonės, kadangi pandemija Lietuvoje ir pasaulyje, daug kas pergyvena dėl darbo, daug kas pergyvena dėl ateities, nes nežino, ko tikėtis, nežino, ko laukti, o stresui tai yra, kaip sakant, labai gajus dalykas. Kodėl? Nes kai žmogus nežino, ko tikėtis, tai dar vienas stresorius. Tai dar viena galimybė patirti stresą, nes tu nežinai, ko laukti, tu nežinai, su ko susidursi. Ir natūralu, kad karantino metu, pandemijos metu žmonės pykstasi, šeimose konfliktai kyla ir panašiai, nes žmonės yra stresinėse būsenose. Plus, negali daryti galbūt kažkokių veiklų, kurios tos žmonės pakraudavo, leisdavo pasikrauti, kaip sakant, aš simboliškai pasakysiu, pakrauti savo baterijas. Ir vėlgi visiems skirtingai, nes mes turime savo hobius, turim savo mėgstamas veiklas ir
Šitoj vietoj vėlgi mes reaguojame skirtingai. Tačiau, ką matome, iš tikrųjų žmonės visą tai labai paveikia ir žmonės baiminasi, liūdi ir taip toliau. Taigi prieikime prie to, kas vyksta su žmogaus kūnu, su žmogaus psichika, jeigu žmogus ilgą laiką būna stresinėje būsenoje. Taigi Hansas Selye, kaip ir anksčiau minėjau, vienas žymiausių streso tyrinėtojų, išskyrė tokias 3 fazes, kurias žmogus gali pereiti, jeigu ilgą laiką būna stresinėje būsenoje. Pirma fazė vadinasi aliarmo fazė. Ką tai reiškia? Aliarmas. Vien tik nuo žodžio galime suprasti, kad kažkokia kaip signalizacija, kad kažkas vyksta, kažkas darosi, kažkas signalizuoja visą tai ir žmogus supranta, kad pateko į kažkokią situaciją ir būtent ta situacija tai yra stresinė situacija. Tai šitoj fazėje, aliarmo fazėje, žmogus identifikuoja stresorių, supranta, kad kažkas yra ne taip, kažkas man nemalonu ir sprendžia, ką daryti tada žmogus. Galvoja, kaip čia išspręsti visą tą reikalą, kaip čia kovoti su to stresu. Ir vėlgi tai priklauso nuo žmogaus, nuo asmenybės, nuo jo išsilavinimo, nuo jo patirties, nuo jo vertybių. Ką jis toliau darys? Vieni bėga nuo stresinių situacijų, bando pasprūkti. Pavyzdžiui, konfliktas kažkoks, jis taip nemėgsta tų konfliktų, jisai bėgs į šoną, kad nereiktų būti toje konfliktinėje situacijoje. Ir kitas žmogus galbūt spręs tą problemą, kažką darys, bandys išsiaiškinti ir panašiai. Tai aliarmo fazė. Žmogus supranta, kad kažkas vyksta ir renkasi, ką daryti. Žinoma, organizmas, kūnas sureaguoja į tą stresinę situaciją, į tą stresorių. Kaip kūnas gali reaguoti? Tai pavyzdžiui, drebulys, sprukimas, pasiruošimas sprukti, kažkas galbūt rėkia, kažkas verkia, padažnėja kvėpavimas. Žinoma, sukyla emocija, galbūt pyktis, galbūt baimė ir panašiai. Taigi, jeigu žmogus susitvarko su stresoriu ir stresorius daugiau jo nekamuoja, tuomet viskas labai puiku, viskas labai gerai ir viskas užsibaigia. Tačiau, jeigu tas stresorius neišnyksta, žmogus nesugeba išspręsti tos problemos, prieinama antra fazė, kuri vadinasi pasipriešinimo fazė. Ir čia organizmas bando toliau normaliai funkcionuoti, stengiasi veikti įprasta vaga, eiti įprasta vaga, tačiau išsiskiriantis streso hormonai neleidžia to padaryti. Išsiskiria adrenalinas ir kortizolis ir jų didelį kiekį neleidžia organizmui normaliai funkcionuoti. Ir tai gali pakeisti pakenkti žmogui, gali pakenkti jo fiziniai sveikatai ir panašiai. Ir jeigu žmogus susidoroja su tuo, arba jam yra žmonių, kurie palaiko, kurie padeda žmogui, tai žmogus gali išsikapstyti ir viskas bus gerai. Tačiau jeigu prieinam trečią fazę, kuri vadinasi išsekimo fazė, vien tik iš pavadinimo galim suprasti, kad žmogus praranda energiją, praranda jėgas, kurios gali ir neatsistatyti, jeigu nepavyks susidoroti su stresu. Taigi žmogus gali prieiti prie tokios būsenos, paimkim pavyzdį taip simboliškai, mobilus telefonas, jeigu matome bateriją išsikrauna, ką mes darome? Einame ir pakrauname tą telefoną. Bet jeigu neturim pakrovėjo, kuris pakrautų tą bateriją, va čia tada vyksta ta problema. Jisai išsikraus ir mes negalėsim paskambinti, negalėsim išsiųsti žinutės, negalėsim
eiti į internetą, nes jis užges ir neveiks, kol jo nepakrausim. Tik tai su telefonu yra taip, kad jeigu mes kažkada atrasim pakrovėją, mes jį galėsim greičiausiai atgaivinti. O žmogų, jeigu jisai iki galo išsekins savo jėgas, praras visą energiją, apie energiją dabar čia nenoriu kalbėti, nenoriu išsiplėsti, apie energiją, pavyzdžiui, kalba Freudas. Jisai sako, kad yra tokia gyvybiškai svarbi energija, kuri vadinasi libido, kuri palaiko mūsų gyvybinius procesus. Ir jinai reikalinga tokiems dalykams, pavyzdžiui, kaip kovai su stresu, ne? Ir žingsnis po žingsnio, jeigu, natūraliai, jeigu mes esam stresinėje būsenoje, mūsų ta energija sukaupiama, kad būtent kovotų su to stresu, kad būtų įveiktas stresas. Bet jeigu mums nepavyksta įveikti, mūsų resursai būtent tos energijos resursai vis sunaudojami ir tos energijos lieka vis mažiau ir mažiau. Ir tada žmogaus baterija, simboliškai sakant, išsikrauna vis labiau ir labiau. Ir tada žmogus gali pradėti sirgti, nes tiesiog organizmas neturės jėgų atstovėti prieš kitas ligas, prieš infekcijas, prieš virusus visokius, nes tiesiog išeikvota energija ir nėra kaip atstatyti tos energijos, nes vis kovojama su to stresoriu, pavyzdžiui. Tai ir tada žmogų gali privesti prie ligų, o pats baisiausias, kas tai gali būti, tai mirtis, kas be ko. Žmogus tiesiog išsenka arba miršta nuo ligos kažkokios ir paskui užrašoma, kad mirė nuo tokios ligos, bet esmė tai buvo, kad jisai buvo stresiniai būsenoj. Jisai negalėjo susidoroti su to stresu. Tai geriausia su stresu susidoroti kuo greičiau. Pačioj pirmoj fazėje, aliarmo fazėje geriausia visą tai užbaigti, kad vėl organizmas atsistato tada ir viskas būna super. Kas yra pastebėta, vieną įdomų tokį eksperimentą pateiksiu jums. Buvo toks tyrimas atliktas ir buvo norima pažiūrėti, kaip stresinė būsena, stresas daro įtaką net žaizdų gijimui. Ir buvo paimti vieni studentai, kurie susižeidė sesijos metu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie jautė stresą. O antrą pusę tyriamųjų paėmė studentus, kurie buvo ne sesijos metu irgi susižeidę ir buvo stebima, kaip gyja jų žaizdos. Ir buvo pastebėta, kad tų studentų, kuriems nebuvo sesijos, jų žaizdos gyjo daug greičiau nei pas tuos studentus, kurie būtent buvo susižeidę sesijos metu. Ką tai reiškia sesija? Tai reiškia, kad gali daugumai studentų būti kaip stresorius. Ar tie egzaminai, visokie darbai, atsiskaityti ir visa kita, ir žmogus gali būti stresiniai būsenai. Taigi toks įdomus pastebėjimas buvo pastebėtas. Taigi kiekvieną kartą, kai mes susiduriam su stresoriu, tai gali būti, pavyzdžiui, skyrybos, tarkim, iš darbo atleidžia, praranda darbą žmogus ir kaip jis reaguos, daug kas priklauso nuo jo mąstymo būdo, nuo jo patirties, nuo jo įsitikinimo, nuo jo tikėjimo galbūt. Ir kaip jis reaguos, kokia jo bus emocinė reakcija ir kokia bus fiziologinė reakcija. Pavyzdys. Įsivaizduokite, pasimatyme yra vaikinas ir mergina, ir vaikinas lydi merginą į namus. Ir staiga pamato šunį. Bėgioja šuo kažkoks, loja ten ir panašiai. Ir jo mergina jam sako, šitas šuo serga pasiutlige. Ir vaikinui į atmintį šitą informaciją įėjo ir pasiliko. Taigi tas vaikinas užėjo į svečius, palydėjo namo, išgėrė arbatos, pasisvečiavo ir jau laikas jam eiti į namus. Išėjo iš laiptinės ir pamatė tą šunį. Ir tas šuo yra jau dabar daug arčiau nei tada buvo.
Ir žiūri, tas šuo bėga tiesiai pas jį. Jis atsimena, jisai atminti turi tą informaciją, kad šitas šuo serga pasiutligė. Nors tai tik tai žodžiai. Tai buvo jo merginos žodžiai, kur galbūt gali būti subjektyvus, nebūtinai teisingi, bet jisai to žodžius priėmė kaip tiesą ir turėdamas šitą informaciją apmastė, ką reiktų daryti iš tokioj situacijoje, jeigu atbėga pasiutligė sergantis šuo. Ir ką jisai darė? Jisai suprato, kad bėgti negalima. Bėgti, jeigu bėgsi nuo šuns, tai jis tave vysis. Bet kadangi jis turėjo informaciją, kad šitas šuo serga pasiutligė, greičiausiai jam vienodai, ar tu bėgi ar nebėgi, tada jis nusprendė bėgti. Ir smegenyse visą tą informacijos apdorojimas įvyko labai greitai ir jisai pasirinko sprukti, bėgti kuo greičiau. Ir jisai taip stipriai bėgo, jam sukilo baimės emocija. Ir taip stipriai bėgo, kad susiplenčiojo kojos ir jis nugriuvo. Ir tas šuniukas pribėgo, pažiūrėjo ir nuėjo. Bet esmė šito pavyzdžio kokia yra, kad mūsų informacija, mūsų žinios taip pat gali turėti įtakos, kaip mes reaguosime, ką mes darysime, ką pasirinksime daryti. Todėl labai svarbu kiekvienam žmogui ieškoti tiesos, mokytis, tobulėti, bet svarbu tai daryti pačiam tyrinėti pasaulį, pačiam tyrinėti gyvenimą, kad tu suprastum. Aišku, kad tu tyrinėtum gali padėti ir kiti žmonės, draugai, bičiuliai per pokalbius su tėvais, su mokytojais, su artimais draugais, kurie iš tikrųjų tau linki gero. Tai čia tokie aspektai ir dabar prieiname, tai ką daryti, kad nugalėti tą stresą, ką mes galime padaryti, kad mes neprieitumėm tos išsekimo fazės ir nesusirgtumėm, kad būtumėm stiprus ir galėtumėm atlaikyti tas gyvenimo audras, nes iš tikrųjų, kad yra toks dalykas, kad nuo audrų mes nepabėgsime. Šiame pasaulyje yra ir lietus, ir griaustinis, ir visa kita, ir vėjai. Taip pat ir mūsų gyvenime. Būna gražių dienų, būna tokių stresinių dienų, kai mes nežinome, ką daryti. Bet tokių dalykų mes neišvengsim. Tad geriausia yra turėti ginklus, simboliškai sakau vėl, kurie padėtų mums atsilaikyti. Ką mes darome, jeigu lyja? Mes turime skėti arba slepiamės kur nors, kad mūsų nesulytų. Tas pats ir čia reikia turėti kažkokį tai ginklą, pagalbinį daiktą, aspektą, ar kaip čia be pavadinsi, kuris mums padėtų atsilaikyti tokiomis sąlygomis. Taigi, mes turime iš tikrųjų nemažai ginklų, galime turėti nemažai ginklų ir pradėkime nuo vidinių resursų, tai yra vidiniai ginklai, kurie yra be galo svarbus. Taigi, pirmas vidinis resursas tai yra mūsų sveikata. Mes turime puoselėti savo sveikatą, mes turime rūpintis savo sveikata. Ir jeigu mes rūpinamės savo sveikata, sveikai maitinamės, judame, būname saulėje, gryname ore, gamtoje ir panašiai, tai mes būname stipresni. Ir jeigu mūsų sveikata tvirta, tada stresiniai būsenoj ta energija nukreipiama tik tai kovai su stresu. Nereikia tos energijos dalinti, pavyzdžiui, kovai prieš infekcijas, kovai prieš virusus ar panašiai, kovai prieš tą lygą, nes visą tuo metu, jeigu tu esi sveikas, visa ta energija nukreipiama kovai su stresu ir viskas. Bet jeigu žmogus yra ligotas, tada reikia energijos ir ten, ir tada energija suskaidoma. Ir tada žmogui sunkiau susidoroti su to stresu, nes ne visa energija nukreipiama kovai su stresu. Štai kodėl labai svarbu rūpintis sveikata. Ateities podcastuose kalbėsime, ką daryti, kad būtumėm sveiki psichiškai ir fiziškai. Tai čia dar tik pirma laida, tai ateityje tikrai
dar daug svarbios informacijos bus. Taigi šitas tai tikrai. Na, o dabar antras resursas, vidinis resursas, kuris yra be galo svarbus, kur šiais laikais ypatingai jisai užkišamas kažkur į lentynas ir nieks apie tai nekalba, bet čia yra vienas iš svarbiausių resursų. Ir va todėl šiais laikais žmonės daug kas susiduria ir su depresijom, su visokiom nerimais ir taip toliau, nes nežino informacijos. Tai vienas iš svarbiausių resursų tai yra vertybės ir nuostatos. Vertybės ir nuostatos. Labai daug kas priklauso, kaip mes reaguojame, apie ką mąstome, kodėl būtent taip mąstome, būtent tokioj situacijai. Daug kas priklauso nuo mūsų vertybių. Ir dabar aš čia neišsiplėsiu, nekalbėsiu, kokios tos vertybės turi būti. Čia kiekvienam individualiai, kiekvienas turi savo gyvenimą ir galbūt ateityje irgi padarysiu podcastą apie vertybės, kur pakalbėsime, tai iš kur tos vertybės ateina, kaip jos formuojasi ir panašiai. Tai čia noriu tik pabrėžti šiandien šitoje laidoje, kad labai svarbios yra vertybės. Štai čia yra du resursai, būtent vidiniai resursai, kurie labai stipriai padėtų kovoje su stresu. Tai yra mūsų sveikata ir antras mūsų vertybės, įsitikinimai, nuostatos. Prieikime prie išorinių resursų. Išoriniai resursai tai gali būti mūsų žmonės, aplinkui esantys žmonės, kurie mus palaiko sunkią akimirką, būna šalia ir palaiko įvairiais būdais, bendraudami, išklausydami, būdami šalia, gali padėti instrumentiškai, gali padėti gauti informacijos ar panašiai, nes vėlgi informacija yra labai svarbu, nes jei kuo daugiau informacijos tu turi, tada tu žinai, ko tikėtis ir tada streso lygis sumažėja. Tai aplinkiniai žmonės gali padėti būtent irgi tokiais būdais, suteikiant informaciją. Tai išoriniai resursai tai ir yra žmonės. Iš tikrųjų, mes vieni kitiems turėtumėm būti atrama, pagalba ir stiprybė. Čia norėčiau atsiminti, tokį pavyzdį duoti ir atsiminti Nika Vojčič, yra toks veikėjas, buvo Lietuvoje atvykęs pas mus ir kalbėjo labai svarbius dalykus. Tai jisai pasakojo, kad būdamas vaikas jisai turėjo suicidinių minčių, nes jisai galvojo, kad jo gyvenimas bus beprasmis, neturės šeimos, bus vienišas, neturės ką veikti gyvenime, nes jis neturi rankų ir kojų. Taigi buvo tokios mintis pas jį, kas jam davė stiprybės atsilaikyti sunkiomis akimirkomis. Būtent žinojimas, kad jis yra mylimas, kad yra tėvai, kurie jį myli ir priima jį tokį, koks jis yra. Taigi, ir išorinis resursas. Tai yra išorinis resursas, tai būtent buvo tėvai, kurie palaikė jį. Nors jam nežinant, tiesiog kasdienybėje buvo, rodė savo meilę, rūpestį ir panašiai. Tada jisai suprato, kad yra žmonės, kuriems jis yra svarbus. Tai čia toks pavyzdys kaip išorinio resurso. Dar galiu pavyzdį pateikti, pavyzdžiui, psichologas. Yra toks darbas ir psichologas konsultuoja žmonės su įvairiom problemom ir panašiai. Ir ateina žmonės, ką daryti? Gauti palaikymą, gauti supratimą, išsikalbėti, pakalbėti su kažkom apie jam svarbias problemas. Taigi vėlgi tai būtent naudojamas išorinis resursas, būtent bendravimas su žmonėm, kurie tave supranta, kurie tave palaiko, kurie su tavim būna, atjaučia ir panašiai. Taigi štai tokie resursai išoriniai ir vidiniai, kuriuos šiandien norėjau jums pristatyti ir pakalbėti. Ir būtent jau einame į podcast'o pabaigą. Tad čia pirmasis mano podcastas, tai norėjau būtent pradėti nuo šios temos. Ateityje mes plėsimės, kalbėsime vis daugiau ir daugiau įvairiom temom, ką daryti, kad mūsų gyvenimas būtų laimingesnis, išmintingesnis ir mes būtumėm laimingesni ir galėtumėm
rodyti teisingą pavyzdį savo artimiesiems, bičiuliams, aplinkiniams ir pasauliui. Tad noriu Jums padėkoti, kad buvote su manimi ir tikiuosi buvo naudinga ir įdomu. Na ir susitiksime dabar kitame podcaste. Tad visiems išminties, sveikatos ir nuostabių emocijų. Iki kito karto.